Sveiki, čia Valinsas Balisevičius ir dar vienas video armatūros tema. Šį kartą pakalbėsiu apie freeform armatūrą, laisvos formos armatūros kūrimas. Tai taikoma sudėtingesnės formos elementams, tokiems kaip šitas pavyzdžiui. A, Jisai lenktas viena kryptim, siaurėjantis į viršų. Čia jo viena kraštinė tiesi, kita įstriža. Tai tarkim, kaip tokį elementą suarmuoti, galima ir su šitais įrankiais, tačiau pjūvyje dėlioti tą armatūrą būtų gana sudėtinga, kadangi reiktų tokį lenktą armatūros nubrėžti, taškiukais po vieną sudėlioti, būtų sunku atstumus tarp jų nustatyti ir taip toliau. Bet tam yra kiti įrankiai padaryti, tai nenaudoju, kadangi nedirbu su sudėtingom formom, bet esmė tai tokia, kad pasirinkus rebar mes turim galimybę pasirinkti freeform ir vienu žodžiu galime susikurti savo armatūrą. Tai pavyzdžiui, kaip susikurti išilginius strypus pagal šitą formą. Visų pirma, pasižymiu su tab paspaudžiu klavišą, kad pereiti tarp žymimų paviršių. Pamėlynuoja paviršius, spaudžiu ant jo ir apačioje skaitykite informacinę eilutę, rašo, kad reikia pažymėti paviršius, kurie sukurs armatūros lankstinio formą. Ir toliau spaudžiam space, jeigu tinka, kur mūsų armatūra bus išdėstama, spaudžiu space, reikia pasirinkti pradžios paviršių, tai tarkim nuo čia, tada vėl space, pabaigos paviršių, čia ir spaudžiu tada enter. Spaudžiam enter ir sukurta armatūra išilginė, tačiau vienoj pusėje bus didesnis atstumas, kitoj mažesnis, atitinkamai išdalinama pagal kraštinės ilgį. Jeigu noriu skersinę armatūrą, tai turėčiau tada naudoti vėl rebar, freeform, parengta, tarp kitko parengtas surface, align neparinktas. Tai jeigu dabar vėl pasirinksiu tą patį paviršių, visų pirma, tada space ir tada pradžiai pasirinksiu šitą, space, pabaigai šitą, enter, tai bus sukurta skersinė armatūra, ne? Jeigu pasižiūrėsime čia, į šoninį vaizdą ir tarkim, jeigu mums reikia pakeisti apsauginį sluoksnį, galim padaryti edit constraints ir tarkim -8 mm ar kiek jums reikia pakelti šitus strypus į viršų nuo apačios. Tai būtų toks variantas. Kitas dalykas, ką dar galima kitaip padaryti, tai kad kai kuriu armatūrą, aš pasirinku šitą aligned, ne surface, o aligned ir vėl pabandysiu sukurti armatūrą pagal tą patį paviršių, bet paspaudžiu space, dabar jau reikia pasirinkti liniją, kuri bus naudojama armatūros stripams kurti. Pasirenku kaip ir kelio liniją ir spaudžiu enter ir pamatysit skirtumą, kas buvo dabar sukurta. Tai šitie stripai, pažiūrėsiu plane, čia buvo pirmai sukurti, tai matyt, kad jie eina įstrižai pagal mano elementą, o dabar, kur sukūriau su aligned, jie eina vienodų žingsnių ir tiesiog jų galai yra nukarpami pagal kontrą. Tai išjungsiu prieš tai buvusius. Dabar sukūriau tokiu principu stripai. Nors jų forma atitinka plokštį, tačiau jie yra sukurti tą kryptim, neišdėstomi siaurėjančią kryptim pagal elemento plotį. Ir tą align galima ir kitokiams formoms naudot, pavyzdžiui, pasiėmė aligned ir sakai šitas paviršius, šitas ir enter, formuos mano armatūros formą, spaudžiu space, spaudžiu šitą išilginę liniją kaip išdėstymo liniją ir spaudžiu enter. Ir dabar mano elementai, lankstiniai, kurie atitinka pažymėtus paviršius, išdėstyti išilgai šito elemento.
Yra ir daugiau pasirinkimų šiame armavimo būde, į ką reiktų atkreipdėmėsi, modeliuojant su šito komanda. Tad jeigu dirbsite su sudėtingom formom, tai galite dar papildomai pasižiūrėti į helpą, ten neblogos informacijos yra, kad lengviau susigaudytumėt komandos ir galimybėse. Dar atkreipčiau dėmesį, kad čia negalima pasirinkti armatūros lankstinio formos, ją reikia kurti su tais įrankiais, kurie duoti, tai yra pažymint paviršius. Galima gauti bendrą ilgį, bet neturime šitų lankstinių standartinių verčių kaip ABC. Tai galbūt galima tiesiog žymėti tokius strypus ir geriau daryti kablius, tarkim, kokių reikia. Ir vėliau juos galima įtraukti į kiekių žiniaraščius, nes turime H1, H2 parametrus jiems. Tačiau tai jau reiktų išdirbti savo būtent darbo sistemą su šitais elementais. Tai tiek, kad trumpai bendrais bruožais apžvelgiau šią komandą. Tikiuosi bendrą supratimą gavote, tai tiek, iki.